prieš tą moterų tarnavimą, aš ten buvo kažkas tokio. Ir Dievas man parodė būtent, kad tai yra mūsų ugdymo procesas. Jisai mums parodo kažką, tai duoda kažkokią tiesą ir mes turim visus jausmus, ten jausmų. Mūsų širdis dega. Mes matom kažką tai tokio. Po kurio laiko jausmų nulis balų. Ir tu galvoji, Dieve, kas dabar čia darosi? Kada aš tave girdėjau? Aš mačiau tą šviesą. Viskas buvo gerai, viskas buvo normalu. Aš žinau, kad tai tiesa. Kodėl dabar mane tos abejonės paėmė? Kodėl? Aš žinau, kad man pačiam taip yra. Aš tam tikrus dalykus taip aiškiai girdėjau. Aš galiu pasakyti. 2 kartus per maždaug 2 mėnesius Dievas man parodė ateitį. Vieną kartą aš sėdžiu riaušininkų byloje. Žinote, prieš metus buvo riaušės. Ten lakštė ledai, buteliai, kiaušiniai. Ir aš sėdžiu toje riaušininkų byloje. Ir tai kovo 4 diena, 12:38 minutės. Ir Dievas man, ten kažkoks lenkas, kuriam reikia versti, jisai, žinot, ten tų dešimtis tų liudininkų, jam visai neįdomu, ką ten tie liudininkai ką kalba. Ir jisai neklauso, kada man nusibosta sėdėti, aš ten kažką išverčiu. Ir aš taiga 12:38 man Dievas žiebė tokią eilutę. Pankšt, Царство Божие цілою берется. Įdomu galvoju, įdomu. Gera šitą vietą, gera. Ir dar po 1 minutės 12:39 jisai praskleidžia užuolaidą ir užskleidžia. Aš pamatau savo ateitį, kad aš ją pamatau, tą norimą ateitį, žinai kaip, jei neklystu, Jeremijo 11:29-11. Aš žinau mintis, kurias turiu dėl jūsų. Atsimena tą eilutę? Reikia nors kažką tai perskaityti, ir nesakys, kad žmogus čia visai. Tik tai kažkokias pievas, ne. Šitą gėda bus visiems, kuriems nori įdėti internetą. Taip, reikia kažką tai tokio perskaityti vis dėlto. Taip, Dievas sako, aš žinau. Jeigu tu nežinai, Dievas tikrai žino. Kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako Viešpats. Sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimėms. Ir ateitį su viltimi. Pakartok tą vietą. Jeremijo 29:11. Taigi, dar kartą kartuoju. Dievo žodis, kaip sako anglai, bears repeating. Jį galima pakartoti. Aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako Viešpats. Sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimės ir ateitį su viltimi. Ir suprantat, kartais mes velnias prikabina makarono apie visokias nelaimės. Ir staiga Dievas paima, praskleidžia tą ateitį, parodo tą ateitį, tą būtent ateitį gerovę ir su viltimi. Ir aš pamačiau. Žiūrėkit, man tai buvo, staiga, aš ten norėjau tam Lenkui, kur, aš žinot, kaip matote, kur nors ten moteris padeda vyrui savo galvą ant peties, nes jį labai gera, jinai labai myli, nerealiai. Arba jį tiesiog gera šalia jo, tai mano mylimasis ir žinokit, man buvo toks jausmas, aš galvoju, tuoj patysiu aš tą galvą ant peties, bet aišku, aš nedarysiu, jis pagalvos mane, nežinia, ką jis gali pagalvos, gal kad ne tos orientacijos ar dar kažką, tai, žodžiu, bet jausmas buvo toksai, nerealus. Ir aš galvoju, bet, po to, dėja, užuolaidos užsiskleidžia ir tu matai tuos riaušininkus, 3 teisėjus, advokatus ir taip toliau. Ir toliau vaikštai
pedagoginėme procese, kuris vadinasi audringa jūra. Mokaisi plaukioti. Tiksliau aš pasakysiu taip, tu mokaisi vaikščioti tikėjimu, o ne jausmais. Ir va Dievas man tai pasakė. Praeitą ketvirtadienį, kada aš čia užsirašinėjau irgi kitą pamokslą, dabar aš nežinau, aš šitą išpamokslausiu. Būtent, kad mūsų realiai kaip tikinčiųjų branda ateina tada, kada mes liaunamės vaikščioti savo jausmais. Šiurpuliukai yra fantastika. Mes visi mėgstam tą dvasinį kaifą. Šiurpuliukus, bet žinot ką, brangiai? Šiurpuliukai baigėsi. Mes negalim visą laiką gyventi tuose šiurpuliukus. Ateina stilius, jokių jausmų, nieko. 0 balų. Ir va čia iš tikrųjų yra tavo tikėjimas, yra iš tikrųjų tavo tikras tikėjimas, yra būtent tada išaiškėja. Kaip sakė Karlas Jungas, sako, viskas išaiškėja kritinėse situacijose. Tai reiškia, tam tikros kritinės situacijos. Kaip su žmogum, žinai, kaip aš sakau su žmogu, kad tikrai sužinotum, kas yra žmogus, reikia su juo pagyventi ir pažiūrėti, kaip jis elgiasi šeimoje. Aš galvojau, kad aš esu kažkoks toks ir toks. Aš vedžiau. Aš galiu pasakyti iš tikrųjų, žinokit, aš save sužinau, kad aš vedžiau. Aš savęs nepažinojau. Vat prasidėjo kritinės situacijos. Aš žinau, kažkaip Dievas paskui išraubė visas tas piktžoles. Ačiū Dievui, jis manęs nepaliko. Darželį ravėjo mano. Aš taip džiaugiuosi jo. Ir aš dar to labiau džiaugiuosi, žinot, kad jisai ne tik tai išravėjo, jisai toliau. Jis sėja. Aš kažkada tai meldžiausi prieš, galvoju, ir čia pamokslavau dar prieš kokius 2 mėnesius. Dievas turi nepalyginamai daugiau negu dabar, ką mes turim. Užmirškim, kas už nugaros siekime. Ir žinokit, aš matau kažką tai tokio. Ir žinokit, aš tu pradėsiu kalbėti apie valdžią, aš tikiuosi. Bet žinokit, žinot, ką aš noriu pasakyti, kad ateina į Lietuvą, į pasaulį kažkas tai tokio, kurio nieko niekada šitoje žemėje nebuvo. Aš vakar skaičiau kažką tai ir Dievas nužengė taip stipriai ir aš staiga pamačiau, kad ta ateitis, realiai tas paskutinis prabudimas, kuris ateina iš tą žemę, bus kažkas tokio, ko niekada nebuvo. Mes galvojam, žinot ką mes galvojam? Dieve, o kad būtų kaip Azūzai, kaip Azūzai būtų. Bet kad Lietuvoje dabar kaip Azūzai būtų 1907 metais. Arba va, tas prabudimas kaip 1947 išgydymų Amerikai, kur Alenas buvo, Branhamas, Džekau. Arba kaip Toronto Blessing ir dar kažkas, ar Pensacolai kažkur, žodžiu, mes galvojam, bet aš pasakysiu vieną dalyką, Dievas paruošęs patį geriausią vyną pačiai pabaigai. Ir savo viduje aš matau, kad tai bus kažkas tokio, ko nebuvo absoliučiai nei jokiam prabudimui. Nei jokiam. Brangusis, ką tau reikia šiandien daryti? Reikia ruoštis. Šiandieną mes esam tam pedagoginiam procese, kai Dievas su mumis dirba, kiša mus į pečių. Aš gavau tokią prieškimą, žinot, Dievas yra kas? Puodžius. Žinot, mes sakome, Viešpatie, tu mano puodžius. Minkyk mane, daryk su manim, ką tik tai nori. Sako, gerai. Jisai visų pirma, jis tave padaro naują.